E, Sveiki. Labas, Kęstuti, labai smagu vėl tave girdėti, kai išgirdau iš karto sakau, reikia tą, ką tu pateiki, labai svarbu visą laiką. Ir iš tikrųjų tu pateiki galbūt šiek tiek iš vienos pusės, aš papildysiu iš kitos pusės ir gausis labai gera simbiozė. Tai, ką sakai, fizinį kūną prižiūrėti neišvengiamai būtina. Yra žmonių, kurie galvoja, kad svarbiausia yra ten dvasiniai dalykai, tik tai visa kita, čia tos mankštos dar kažkas nesvarbu, svarbu melstis, medituoti. Mes negalim pabėgti nuo mūsų kūno, nes kūnas yra mūsų bendros sistemos dalis. Ir kaip tu gali melstis, medituoti, būti nuoširdus, jeigu tau skauda šoną, vidurius suka dantys pūliuoja, dar kažkas, niekada nebūsi nuoširdus, niekada nebūsi laisvas ir ramus. Tai kūno skausmai tai yra pasiekmė to, kad mes neprižiūrim jo ir svarbiausia neprižiūrim savo vidinėme dvasinėme lygmenyje, nes mūsų energetika ypatingai stipriai įtakoja į kūną. Bet jeigu mes negalim sutvarkyti savo dvasinio pavydalo, tai pirmiausiai visada turėtume pradėti nuo kūno. Tai teisingai kvėpuoti, teisingai maitintis, teisingai ilsėtis. Va tai, ką Kęstutis sako, tai patogios, geros sąlygos, jos tikrai visada padeda ir tikrai jų nereikėtų ignoruoti visiškai. Bet mano stimulas, brangieji jums, pirmiausiai pasižiūrėkim į tai, kaip mes jaučiamės savo viduje, nes net geriausiose fizinėse aplinkybėse mes galim būti visiškai nelaimingi ir per tai mes galim įsigyti labai daug skausmų. Todėl nuoskaudos, įtampos, nerimai, pergyvenimai, skubėjimai tai yra mūsų vidinės įtampos, kurios atsiliepia kiekvienai mūsų kūno ląsteliai. Tai pradėkim tvarkytis viduje ir tuo pačiu ir išorinės sąlygas tvarkykim. Kaip sakoma, tunelis efektyviausiai kasamas iš dviejų galų. Tai iš fizinio pavydalo ir iš energinio dvasinio pavydalo. Aš visą laiką stimuliuoju, jokių būdų neužmiršti nei vienos pusės. Tai laimingo gyvenimo rakto, man perduotoj sistemoj, visa tai yra labai aiškiai išdėstyta, kad svarbu abidvi pusės. Todėl nuoširdžiai jums to ir linkiu, neužmiršti nei fizinio pavydalo, nei energinio dvasinio pavydalo. Ačiū, Robertai, aš manau, kad tikrai žmonės ir knygelę turi kažkokį perskaityti ir paskaitas ateina jūsų pasiklausyti, tiesiog išmokti, kaip tą pradžią padaryti, tuos pirmus 3 žingsnius. Laimingas gyvenimas ir ten raktas. Ačiū, Kęstuti. Geros dienos jums. Ačiū, Robertai. Tai štai, brangieji, iš tikrųjų labai dažnai susiduriu su tokia nuomonė, kad svarbiausia yra tie dvasiniai dalykai, o kai kas atvirkščiai sako, svarbiausia yra susitvarkyti materialinius dalykus, pinigų turėti, uždirbti, sąlygas pasidaryti savo ir taip toliau, skaniai valgyti, minkštai miegoti ir bus viskas išspręsta. Visa kita tiesiog gausis. Kai turėsiu daug pinigų, tai ir sveikatą susitvarkysiu ir visą kitą susitvarkysiu. Tai iš tikrųjų, galima taip manyti, kol nesusidūrei su tuo. Bet realiai, jeigu tavo viduje yra nuoskauda, nerimas, jokie fiziniai dalykai nepadės, jokios fizinės išorinės aplinkybės to dalyko neišspręs. Gali nustumt kažkiek, bet tai iškils vis stipriau ir stipriau. Todėl, brangieji, niekada neignoruokit savęs viso. Tai tu esi ir dvasinė būtybė, viduje energiškai, bet esi ir fizinė būtybė, išorėje fiziškai. Ir tai yra simbiozė, tai yra suvienyta visiškai. Tu negali savęs perplėšti į 2 dalis. Todėl niekur nedingsi nuo šito kūno ir jeigu jo neprižiūrėsi, tiesiog tavo dvasinė pusė bus kančioje, bus trūkume, nepilnatvėje, įtampoje. Ar tau gera su tuo? Ne. O kitiems su tavim tokiu gera? Irgi ne. O tiesiog vertėtų atkreipti tai dėmesį. Kągi, ačiū jums, brangieji, kad tai išgirdot. Iki sekančio.